Tinklalaidėje Savanorio akiratyje kalbame su krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės vadu pulkininku leitenantu Egidijumi Morkūnu. Sveiki tamsta. Sveikas Viliau, sveiki tinklaidės žiūrovai. Vienos įspūdingiausių ir skaitlingiausių pratybų Kaune Tauro įniršis vyko praėjusiais metais. Šios pratybos, kaip supratau, buvo šiemet vyksiančio tvirto skydo repeticija. Ar gerai rinktinė jūsų nuomonė pasirengusi šioms pratyboms? Klausimas labai laiku, todėl kad netgi ir šiuo metu vyksta pasirengimas šitoms pratyboms. Tai vyksta štabo mokymai, kuris yra dar vienas žingsnis pasirengti vertinamosiom vasarą vykstančiom birželio mėnesį tvirto skydo pratybom. Ar rinktinė pasirengusi? Pamatysim gale pratybų ir vertinimo ataskaitai, tačiau galvoju, kad padarėm visus žingsnius tam, kad būtume įvertinti teigiamai ir būtume pasirengę. Ar bus taip, kad kaip ir kiekvienam studentui pritrūks tos paskutinės nakties? Gali būti, bet kaip ir minėjau, dėjom maksimalias pastangas, turim pasirengimo planą ir šiai dienai matau tikrai pozityvius žingsnius tiek iš štabo, tiek iš padalinių. Tai kaip vadas esu patenkintas vykstančiu progresu. Po Tauro įniršio pratybų praėjusiais metais minėjot, kad organizuojant pratybas yra pats svarbiausias elementas planavimas. Praplėskim šitą mintį. Tai būtent planavimas kariuomenėje vienas iš svarbesnių žingsnių tiek pratybų procese, tiek kitose dalykuose. Tai minėjau ir prieš tai, kad vykdymas tai yra planavimo pasekmė. Taip, kariuomeniai dažnai viskas keičiasi po pirmo šūvio, bet iki pirmo šūvio turim turėti planą. Tai taip ir dėl tvirto skydo pratybų. Dėjom daug pastangų, daug pasirengimo, daug numatytų renginių, daug treniruočių tam, kad vykdymas būtų paprastesnis. Ir tiek, kiek įdėsim, tiek ir grįš atgal. Tai esam geram kely ir pasirengę. Ilgą laiką nuo 2019 metų pabaigos jūsų rinktinė garsėjo taktinės medicinos kursu. Kiek per tą laiką parengėte karių šioje srityje ir jūsų nuomonė, kodėl šita disciplina ypatingai svarbi dabar? Tai šį kursą organizuojam nuo 2019 metų ir bendrai jau yra įvykę daugiau kaip 60 kursų. Parengtų specialistų daugiau nei 1300 specialistų ir ne tik Lietuvos kariuomenė, ne tik sausumos pajėgose ir kitose pajėgose, bet rengiam ir vidaus reikalų ministerijos atstovų, tai yra pasienis, viešojo saugumo tarnyba, vadovybės apsaugos tarnyba, tai ir su kitų institucijų specialistų. Kodėl svarbi šita disciplina, tai akivaizdžiai parodo vykstantis karas Ukrainoje ir ant kiek svarbu yra medicina. Tai kiekvienas norim gyventi, todėl ir suteikta pirma pagalba yra labai svarbu, kad kariai mokėtų tą dalyką daryti. Taip pat ne vieną kartą matom viešoje erdvėje, kai kariai, ar tai būtų karys savanoris, ar bet koks kitas Lietuvos kariuomenės atstovas, nepabūgsta, sustoja autoįvykio vietoje ir suteikia tą pirmą pagalbą, ar kažkam sunegalavus parduotuvėje, ar dar kažkur. Tai būtent matom, kad ta medicina nebūtinai kariuomenėje ir pratybose, bet puikiai praverčia ir civiliniam gyvenime ir tos žinios tikrai padeda, nes pasimetimo kažkokio autoįvykio ar kito įvykio didesnio metu tikrai yra didelis ir turim labai gerų pavyzdžių, ne vieną pavyzdį. Vadinasi, tas karys pilietis, karys savanoris parengtas tinkamai, išklausęs šitą kursą, nepasimes, nebijos kraujo, nebijos kritinės situacijos, kai žmogui yra blogai. Kokius dar svarbiausius rinktinės kolektyvinius pasiekimus išvardintumėte, kurie įvyko ar buvo plėtojami jūsų vadovavimo rinktiniai metu? Labai gerai suformuluotas klausimas ir esminis turbūt žodis yra kolektyviniai pasiekimai. Būtent kolektyvas
ir padėjo daugelį dalykų pasiekti. Vienas tikrai nebūčiau to dalyko padaręs ir ką matau, kad pagrindiniai pasiekimai yra, kad pagerinta karinio rengimo kokybė, tai yra standartizuotas individualus rengimas, papildomas didelis dėmesys skirtas vadų rengimui ir standartizuoti kiti rengimo aspektai. Tada neįkurta, bet rasta infrastruktūra dar vienai kuopai, pagaliau Prienai neužilgo įsikraustys į savo kuopavietę, kas atrodė buvo neįmanoma ir surasti papildomus vietos, tai pavyko surasti dėl ryšių su administracijos Prienų savivaldybės. Tai smagu pasidžiaugti dėl šito. Tada smarkiai pasistumėta popieriniam bendravimui su kitomis institucijomis. Taip. Ir puikiai matėt Taurainiršio praeitų metų pratybose, kiek institucijų dalyvavo kitų. Tai yra priešgaisrinė tarnyba, yra valstybės sienos apsaugos tarnyba, ir policija, ir viešojo saugumo tarnyba. Ypatingai noriu pasidžiaugti viešojo saugumo tarnybos bendradarbiavimu, nes esam parengę realius planus strateginių objektų apsaugai, atliktos treniruotės ir tikrai esam pasirengę šitam dalykui. Ir tai įvyko dėka gero bendradarbiavimo. Taip pat noriu pasidžiaugti ir mūsų kaimynais iš specialiųjų operacijų pajėgų Jėgerių batalionų bendradarbiavimo. Lygiai taip pat ir su jais yra puikus ryšys ir pagalba, bet žinot, specialių operacijų pajėgos ne viską galim viešai sakyti. Tai žodžiu, esam pasirengę, bendraujam, vienas kito kontaktų žinom ir puikiai sutarim. Taip pat ir su kitom institucijom. Žinom, kur skambinti, žinom, kad ten visada atsilieps ir esant reikalui pagelbės. Taip pat reikėtų paminėti ir Šaulių sąjungą. Mes neieškom konkurencijos, galbūt kažkas nori arba nori supriešinti, iššaukti kažkaip. Tai tikrai Kaune nekonkuruojam vieni su kitais, randam objektų, ką ir kaip saugot, jų yra pakankamai daug ir vieniem ir kitiems, svarbiausia atsiskyrėm savo ribas, lygiai taip pat puikiai bendradarbiaujam ir keičiamės tiek specialistais, tiek kitais vienetais, tai su Šaulių sąjunga lygiai taip pat puikus ryšys rinktiniai. Manau, kad žengiam dar vieną kokybinį žingsnį į priekį per tuos pastaruosius 3 metus, būtent tarp instituciniam bendradarbiavimui. Ir paskutinis dėl potvynio pavojaus, aktualu vis dar yra visur potvynio pavojus, tai ne per seniausiai rinktinė gavo vėl padėką, kad sugebėjom per labai trumpą laiką ir užteko tik vieno skambučio ir atvykom į vietą savanoriškai, be papildomų pašaukimų, tiesiog iš žmogiškos pusės rajono savivaldybės gyventojams pagelbėjom su evakuacija, transportavimu, kitais dalykais. Tai būtent bendradarbiavimas su Kauno rajono savivaldybė irgi puikus ir kontaktai ir iškvietimo visos schemos veikia. Taip, kalbant, paminėjot potvynį, galimą situaciją, kuri įvykti galėtų. Kaip esat pasiruošę, jeigu patvintų regione, mieste kažkas? Tai yra numatytos užduotis pagal aukštesnės vadovybės įsakymus, yra skirtos priemonės, transporto priemonės ir tai pagrindiniai dalykai, ką galėtume pagelbėti, tai su evakuacija, su transportavimu tiek žmonių, tiek galbūt kilnojamo turto ir galbūt kažkokių smėlio maišų pernešimas, ta fizinė jėga, kam prireiktų pagalbos. Tai pagrindinės užduotis būtų tokios. Paminėjot naujas padalinys Prienų kuopa. Gal jau galima konkretinti ir, sakykime, žinom ketvirtį, netgi mėnesį, kada jau patalpas turėsim, kuopą atidarysim ir galėsim pasidžiaugti? Tai greičiausiai kuopos atidarimas, patalpos jau yra skirtos, tiesiog popierinis darbas, sutarčių pasirašymas ir
labai menkas Kirpimas juostelės. Juostelės kirpimas gegužės mėnesį yra numatytas. Tai truputį turim dar namų darbus atlikti, kad nesukelti visuomenės galbūt paspiktinimo ir truputį paaiškinsim, kad nebūtų jiems stebuklas, tai nuvažiuos mūsų nekinetinės grupės, sudalyvausim bendruomenės tam tikruose renginiuose, tam, kad, kaip sakant, apšildyti vietinius gyventojus ir nesulaukti pykčio kažkokio, ar taip kaip galbūt Kapčiamiesty buvo ir dar kažkas. Taip, žinoma, ne poligonas, ne dar kažkas, bet kariuomenės kaiminystė. Mes esam dalis ir truputį gal pataisysiu, gal ir aš netaip išsireiškiu, tai nėra naujas padalinys. Padalinys jau yra pakankamai senas, tik infrastruktūrų neturėjo patalpų, o šiai dienai ten bus puikios sąlygos ir puikiai galimybė įsilieti į bendruomenės gyvenimą. Taip, ir iki šiol kuo paglaudėsi Kaune. Grįžtant prie Kauno, miestas didelis, studentų, naujakurių, tame tarpe, kurie tarnauja savanorių pajėgose, yra daug. Jie tarnauja pas jūs, ar užtenka vietų Kaune mieste norintiems? Vietų užtenka, kas nelabai džiugina, pasakysiu manęs, tai yra būtent ta savanorių kaita. Vienas iš mano tikslų atėjusi pareigas buvo, kad atvykus mažinti kaitą, nes tą rodė ir skaičiai neapgauna, tai per metus daugiau kaip 20% savanorių pasikeičia. Kas nėra gerai, nes mūsų tas karinis rengimas tampa kaip švilpiko diena. Atsikeliam ir sekančiais metais vėl iš naujo negalim pamatyti to progreso. Vadinasi, neužsisėdi tie kariai, kurie yra parengti. Būtent. Dalis išeina, blogybės nėra. Į atsargą, į profesinę tarnybą, bet dalis galbūt nebematantis, neberandantis savęs kariuomenėje, tarkim, yra atlikę galbūt ne pirmą sutartį tarnaujantis, jie eina. Ar pavyko jums rasti, vaistų nuo šios ligos? Tai vaistų net nežinau, ar pavyko jų atrasti. Tiesiog, kaip minėjau, kad tikslas buvo, kai atvyksti į kuopą, o pakankamai dažnai važiuoju per pratybas, atvykus, pirmas klausimas po pasisveikinimo yra, kas matot mane pirmą kartą. Ir tų rankų pakeltų būdavo nemažai. Po 2 metų pavyko pasiekti, kad būdavo tik keletas tų pakeltų rankų kuopose, bet užteko dėl tarnybinių užduočių, dėl kitokių aplinkybių tik 1/4, tai yra 3 mėnesius, nesilankyti pratybose ir tų rankų ženkliai padaugėjo. Tai pasakyti, kad radau priešnadį, greičiausiai ne, bet čia yra gyvenimas turbūt susijęs su šiuolaikiniu jaunimu, su jų apsisprendimu ir polinkiu viską keisti. Palyginčiau galbūt tai kaip su Facebook ar su kažkom, arba patinka, arba nepatinka ir labai lengvai keičiam savo pasirinkimus ir tai taip yra. Taip, jeigu karys taip sugalvoja po 3 metų, po sutarties, Kaspui mažiau skauda, bet jeigu karys sugalvoja po 1,5 metų, jau ir nelabai gerai. Jis ir neįgijęs parengtumo, jis ir paėmęs, išnaudojęs kariuomenės resursą, kažkur dalyvavęs, kažką pasibaigęs, mes to žmogaus netenka. Tai būtent ir pasitaiko kartais tas šaukštas deguto, kur sugadina visą medaus statinę ir tie kariai savanoriai, kurie, kaip aš vadinu, žaidžia slėpynių arba bėga nuo šauktinio tarnybos, galvoja, kad galima pasislėpti Kaspe už kažkurio kampo ir tik užsirašyti ir nelankant pratybų, tai pavyks padaryti. Tai tegu slepiasi ne antroji rinktiniai, nes čia vaistų suradom ir kai kurias sutartis sutrumpinom, matom, esant rizikai, kad tas karys nesilankys, su juo yra sudaroma tik metam laiko sutartis ir po metų laiko
Jis grįžta, jeigu jis nesilankė, jis grįžta į tos šauktinių sąrašus ir tada jau pagal grįžta, kaip sakant, atgal ir gali sudalyvauti ir būti pašauktas. Tai nelankyti antroji rinktiniai pratybų nelabai įmanoma. Jeigu nelankai, reikia sugertas pasiekmes ir galimai prisimti atsakomybę. Prisimti atsakomybę už savo sprendimus. Tai ką pavyko, tai būtent šitą dalyką užkardyti, tai labai dėl šito džiaugiuosi. Taip, tai labai gerai, vadinasi, vaistų kažkokių yra. Reikia manyti, kad ateityje tie vaistai, tų vaistų bus daugiau tiesiog. Tai va, ir kad savanoriai pas mus tarnaus ilgiau. Rinktinė neseniai paminėjo 35 metų sukakties, jubiliejus gal per skambiai, bet 35 metų sukaktį įkūrimo kariniam daliniui tai labai daug ir ambicinga ir drąsu klausti, ar turite karių tarnaujančių 35? Turim, jų nėra daug, bet jų yra. Šiaip gal įdomų palyginimą, kai sakiau kalbą, paminėjau, kartais labai sudėtingai įsivaizduoti, 35 metai vienam daug, taip, kitam nėra labai daug. Ir paėmiau pavyzdį, kai iš rinktinės paėmiau karį, kuriam yra 35 metai, taip. Tas karys jau yra vaikų turi, ir praplikęs, ir taip toliau, subrendęs, ir patirties turi. Tai labai lengva įsivaizduoti, kai supranti, kai vyresnysis seržantas, tai tie 35 metai, kaip sakant, sveria ir ūgio turi. Tai tikrai brandus skaičius, bet kaip teko kažkada su Danų kariuomenės karininku bendrauti pratybų metu ir taip toliau. Sakė, kad mūsų kariuomenė pažengė 7 žingsniais ir taip toliau, kai kūrėsi Danų kariuomenė ir taip toliau. Jie pradėjo rodyti panašius rezultatus, o gal ir prastesnius tik po 50 metų. Tai mūsų atveju 35 metai, kaip sakant, tikrai pažengėm daug ir esam toliau geram keliui. Vadinasi, mentoriai mūsų, tie patys danai, su kuriais dirbam daug metų, britai, amerikiečiai, Jungtinės Amerikos valstijos, jie padarė savo darbą ir padarė gerai. Tikrai taip, ir šiuo metu jau seniai esam tikrai lygiaverčiai partneriai, nesijaučiam kažkokie prastesni ir vyksta tikrai nebe mokymas, o apsikeitimas žinių suvienodinimas ir tikrai jaučiamės laisvai bendraudami tiek pratybų kontekste, tiek ir visokių gynybos planų, bendradarbiavimo renginiuose ir taip toliau. Kągi, prie patirties apsikeitimo dar sugrįšim, o dabar visgi norėčiau pakalbėti dar apie rinktinę. Kuo jūsų nuomonė Dariaus ir Girėno rinktinė išsiskiria bet išsiskiria iš visų Kaspo rinktinių? Tai mano kaip profesionalo nuomonė, tai yra geriausia rinktinė. Tai yra geriausia rinktinė, bet sakydamas tai suprantu, kad išauksiu kitų rinktinių karių nepasitenkinimą, tai pabandysiu būti truputį pabandysiu mandagesniu būdu prieiti prie to. Kuom tikrai išsiskiriam, tai išsiskiriam istoriją. O istorija yra labai paprasta. Mes pirmi švenčiam gimtadienį iš viso Kaspo. Tai yra vasario 27 dieną. Pirmi Kauno savanoriai, būtent davė ir priesaiką Kaune 90 lapkričio 23. Tai šito nieks nepaneigs. Pirmi atvažiavom ir atvažiavom, tai antrosios rinktinės arba Kauno rinktinės atstovai su pirmuoju rinktinės vadu Stralecku majoru atvažiavo ir į parlamento gynybą. Buvom skaitlingiausi tuo metu 90-91. Trūko ir aprangų ir kitų dalykų, daugiau kaip 2000 savanorių buvo Kauno rinktinė. Nespėdavo, kaip rinktinės vadas pirmasis minėjo, nespėjo priminėti. Tai istorija tikrai
didinga, nubraukiu visų kitų istorijų, tai, bet esam pirmieji ir tai yra svarbu. Toliau, kuom išsiskiriam, turbūt išsiskiriam strateginę savo lokaciją arba vietą, kur mes esam žemėlapį. Žiūrim mes kariškiai į tą žemėlapį ir esam centre. Kaunas buvo ir laikinoji sostinė, yra ir laikinoji prezidentūra Kaune, būtent tai strategiškai žiūrint vienas iš svarbiausių miestų visais laikais istoriškai ir buvo Kaunas. Tai ta mūsų lokacija labai svarbi žiūrint iš to paukščio skrydžio strateginio skrydžio. Na ir norėčiau pasakyti, kad galbūt karių moralė arba karių lankomumų vėl, kaip sakant, žodžiai mėgsta skaičius, o skaičiai mėgsta žodžius, tai mėgstu per karinio rengimo pasitarimus skaičiuoti ir rašytis ir lyginti su kitų rinktinių lankomumu. Tai šiai dienai jau beveik metai, kaip esam su geriausiu lankomumu bendrai Kaspe. Nedaug skiriamės, bet kad ir nors 1% punktų, tai yra daug. Bet kur kitur, kaip minėjau, esam ir galvoju, kad esam geriausia rinktinė, o jeigu nepavyksta, tai dėl objektyvių priežasčių. Taip, yra normalu, kad ne 100% ateina karių savanorių tada, kada yra jie šaukiami vykdyti užduočių. Kiek tų išganingų procentų surenka Kaunas, surenka jūsų rinktinė? Tai surenkam daugiau kaip 70% karių lankosi pratybose. Tas lankomumas jų labai kinta, priklauso ir jisai labai skiriasi mieste ir rajone, tai kiekviena kuopa turi savo ciklus lankomumo ir žino. Būtent į tai ir stengiamės orientuotis. Žinom, jeigu Kauno mieste, kada vyksta nemaža dalis yra studentų, vyksta sesijos, gegužės birželio mėnesį, tai tuo metu stengiamės prisitaikyti prie pratybų. Žinom, kad kaip ir visi žmonės, kariai, lygiai taip pat žmonės nori atostogų ir poilsį ir kito. Tai intensyvumą sumažinam Liepos-rugpjūčio mėnesį. Tai prisitaikom prie tų dalykų rajone, ne kartais, o dažnai žmonės užsiema ūkinę veiklą. Tai būtent atsižvelgiam į šitos aspektus. Tai kiekviena kuopa arba kuopos vadas ten žino, kada daugiausiai galima surinkti karių savanorių, tai atsižvelgdamas į jų poreikius, būtent atsižvelgus į tuos poreikius, pavyko padidinti tą lankomumą. Taip, vadinasi, yra ne tik tai savanorių pajėgų specifika, bet ir kiekvienos savanorių kuopos specifika, į kurią atsižvelgdamas padalinio vadas gali pasiekti būtent jūsų žodžiais. Netgi pridėčiau ir sujungčiau su prieš tai buvusiu klausimu, net ir lyginant ir tarp rinktinių yra skirtumas. Tai rinktinių tiek tas lankomumas arba ir karių kaita labai skirtinga ir tarp rinktinių. Kažkas yra galbūt Alytaus, pirmoji Dainavos apygardos rinktinė ar Žemaičiai. Taip. Ten sėslesni, nuo jūros sunkiau išvažiuoti arba kas pasienį ir taip toliau. Galbūt mažiau mokymo įstaigų kaip čia, universitetų ir kitų. Ir ta kaita yra skirtinga. Didžiausia, tiek kiek pagal yra būtent Kaune, tai vienas iš tų vaistų jau kalbėjom apie tos vaistus ir mažinimą. Kągi, berods 2013 metais tarnavot rinktinėje pirmą kartą ir kovinio rengimo skyriuje būtent tarnavote. Tuo metu, vėlgi, aišku, užkabinome šį klausimą jau tikrai keletoje vietų, bet gal galim konkretinti iš tikrųjų, kaip pasikeitė kovinis rengimas. Tada iš esmės ne viskas buvo jūsų valioje, dabar yra jūsų valioje. Kaip pasikeitė rengimas ir ar tas optimizmas, kurį turėjot, tarkim, 13 metais, kad jeigu būtų finansavimo, mes pasiektumėm ir darytumėm tą, aną ir trečią, ar jisai įgyvendintas yra dabar? Tai esminis skirtumas
tarp 13 metų ir dabar tai turbūt logistinė dalis arba aprūpinimas, ginkluotė, tai čia yra pagrindiniai pasikeitimai. Kas yra nepasikeitę, tai turbūt karių noras ginti savo šalį. Tai čia pasikeitimų didelių nėra. Bet aprūpinimas yra ženkliai pagerėjęs ir tuo smagu pasidžiaugti. Aišku, norėtųsi, kad jis būtų dar geresnis, bet nereikia turbūt Dievo vyti medį ir tikrai šiai dienai esam kaip dar niekada taip gerai negyvename. Tai tiek ginkluotės prasme, tiek ir personalo, sakykime, prasme. Tai jeigu 13 metais būdavo lengva ir galėdavau prie bet kurio ginklo atsisėsti ir lengvai išlaikyti ginklo valdymo testą ar kitus dalykus, tai šiai dienai ne prie visų ginklų, net ir užtektų laiko prieiti ir padaryti tam, kad būti gerų specialistų. Tai išsiplėtė ginklai, sistemos, dronai ir visi kiti dalykai. Tai tikrai tų priemonių padaugėjo, termovizoriai, radio stočių skirtumai, tai tikrai daug transporto ir ženkliai padidėjo skaičiais, ta prasme, keliais kartais, o nebe vienetai. Taip, čia dabar praplėsiu klausimą ir konkretinsiu iš tikrųjų. Kaip išmaniosios technologijos keičia savanorių pajėgų treniruotės ir užduočių vykdymą? Paminėjot bepiločius, dronus, jų turime, juos naudojame, atsirado doktrina, tvarka. Rengiate specialistus? Rengiam specialistus ir susiduriam su iššūkiais. Tai ne tik dronai, taip dronai svarbu, bet tai yra tik dar vienas ginklas arba dar viena priemonė. Ne per seniausiai turėjau diskusiją, pokalbį, buvo atvykęs karys savanoris iš specialistų vieneto Vygintas, kuris jau pakankamai senai yra Ukrainoje, vysto bepiločius ir visas kitas priemonės ir su juo turėjom diskusiją ir gale tos diskusijos ar pokalbio metu priėjom išvados, kad taip, dronai svarbu, bet tai yra tik dar vienas ginklas, kuris turi būti integruotas į bendrą sistemą. Tai tie dronai nėra visagaliai, bet kad juos reikia atsižvelgti, tai tikrai reikia. Būtent ir pratybų metu arba mokymosi periodo metu. Viena iš priemonių, apsaugos priemonių, žvelgiam ir numatom antidroninės priemonės, pasyvės, aktyvės, visas kitas. Tai tikrai labai svarbu. Rengime bendradarbiaujam lygiai taip pat ir su Jėgerių batalionu ir su kadetų licėjum, kurie duoda mokymo klases ir kitus dalykus. Tai tikrai didelis dėmesys į dronus, nebe už kalnų, artimiausią mėnesį atsiranda naujos pareigybės, formuojami nauji vienetai ir šitoj vietoj tikrai esam geram keli. Taip, bus vietos gabiems, perspektyviems ir išsilavinusiems kariams, būtent specialistams. Tai yra labai džiugu, kad yra iniciatyvos ir iš apačios, tai kalbu iš pačių karių savanorių. Tai susirenka vakarais, duodam, kaip pasakyti, raktus nuo tos licėjaus klasės ir taip toliau eina kelias valandas treniruotis ir taip lavina įgūdžius. Labai paprasta, su dronų rengime yra paprasta, atrodo, galėtum užsidaryti ir savaitę skraidyti 24/7 ir atrodo jau įgytum tą įgūdį. Bet nėra taip viskas paprasta. Tai geriau rengimas mėnesį laiko po 2 valandas ir didesnis efektyvumas ir kiti, nes su pirmo vaizdo dronais ir su kitais čia specifika. Tai ir vestibuliarinis aparatas ne viską puikiai veikia ir taip toliau. Tai ilgą laiką treniruotis nėra lengva. Yra numatyta programa, sekam ir visom koncepcijom kariuomenės rengiamom, tiek ir karo mokyklos programa, tai didelis dėmesys ten. Taip.
Na, daug išmanių dalykų aptarėme ir perspektyvų, bet visgi galbūt yra dar kažkokių specifinių modernizacijos poreikių, kompetencijų ar specializacijų, kurios rinktiniai bus, na, reikalingos, naudingos, netgi nebus, bet yra reikalingos, naudingos. Ir jeigu projektuojant rinktinę, sakykime, tą kovinio rengimo, sakykime, aš į ateitį. Tai tų specialybių, kad ir kokios jos bebūtų, taip kaip ir mūsų kariuomenės vadas sako, ir daugelis mūsų vadų suprantam, kad gale bet kurio ginklo, laido ar kažkur vis tiek stovi, ar to drono vis tiek stovi žmogus. Tai būtent į žmogų ir akcentuojam, čia yra esminis momentas ir būtent kiekvienas mums žmogus svarbiausias ir nesvarbu, kokia ta sistema ar koks be atsirastų poreikis, svarbiausia parodyti dėmesį tam kariui, atsižvelgti į jo poreikius, nes tikrai skiriasi supratimas apie tą patį daiktą jaunesnio, vyresnio, nuo išsilavinimo ir taip toliau. Reikia išklausyti jų poreikius, reikia į juos atsižvelgti ir prieš akis matau stiklinę ir labai paprastas posakis, matom, stiklinė gali būti pusiau pilna arba pusiau tuščia, tai nuo požiūrio mūsų priklauso. Darykim, kad būtų pusiau pilna. Bandykim. Kągi, kalbėjom apie bendradarbiavimą su giminingom, su kariniam struktūrom, su kaimynais, jėgeriais. Kiek šiandien svarbus ryšys su kitomis jėgos struktūromis, čia jau gal reiktų toliau, būtent vidaus sistema, ką jūs puikiai panaudojat, plačių to pačio tauro įniršio pratybų metu. Kiek ir ką reikia tobulinti, puoselėti ir galbūt išlaikyti naujam vadui? Tai siūlyčiau tęsti tą bendradarbiavimą. Kaspas ir yra ta tarpinė grandis. Suprantam, kad didžioji dalis reguliarų, jų užduotis yra valstybės ginkluotoji gynyba. Realiai tai paprastais žodžiais pasakius karas apkasuose ir visi kiti dalykai. Ne per seniausiai, tai yra pernai metų pradžioje atsirado dar kitas kariuomeniai vienetas, tai karo komendatūrų valdyba. Teisingai. Kurį jie patampa tarpinė grandis tarp tų civilinio komponento ir kariuomenės. Tai mes Kaspas, tiek kiek dabar jaučiu, artėjam labiau link reguliarių vienetų ir stengiamės galbūt užpildyti tuos tarpus, kuriuos palieka reguliarūs vienetai. Tai čia yra mūsų pagrindinis akcentas. Bet pagrindinis dalykas dėl bendradarbiavimo, ką noriu pasakyti, kad, sakykim taip, matau, kas vyksta visuomenė ir kokios diskusijos ir taip toliau, ir didžioji dalis galvoja, kad karas tai yra kariuomenės reikalas. Bet puikiai suprantam, kad karas tai nėra, bent jau mes suprantam. Taip. Tai mūsų ir yra užduotis apkasai ir visi kiti dalykai, bet gyvenimas, ką ir parodo Ukraina, nesustoja. Tai jis tęsiasi ir kitų institucijų veikla turi būti užtikrinama ir ta pagalba ar gaisrininkų, ar policijos jos toliau turi veikti. Ir mes turim vieni su kitais bendradarbiauti, atsiskirti savo užduotis tam, kad jų nedubliuoti. Ir tam, ką mes esam geriausiai pasirengę ir mokinti, kiekvienas turim daryti savo darbą. Tai tam, kad nereiktų karo metu paskui ginčytis ir matuotis žemės plotais, geriau atlikti taikos metu ramiom sąlygom, daug lengviau susikoordinuoti visus dalykus. Tai tuo keliu ir einam, to linkiu ir naujam ateinančiam vadui. Taip, vadinasi, jūs puikiai suprantat, kur veiktų reguliarai, kur veiktų kariai savanoriai, kur yra tarpas. Ir tarpas, jeigu yra tinkamas pagal kompetencijas, jį gali užpildyti jūsų minėtos civilinės, ne civilinės, bet atsiprašau, vidaus reikalų sistemos struktūros. Tie patys vidaus viešojo saugumo pareigūnai, galbūt kai kur pasieniečiai,
šauliai tie patys. Taip, planai yra parengti, juos treniruojamės, nebevyksta pratybos tik tai tam, kad reikia padaryti pratybas. Kaip ir minėjau ir džiaugiausi ryšiais su vidaus reikalų sistemos tarnybomis, tai būtent ir treniruojamės tas užduotis ir planus, kurios yra numatytos ginkluotos gynybos plane. O Kaspas su savo įvairovė, su savo išsilavinimais ir kompetencijom, manau, kad sustovėtų puikiai, jeigu neduok Dieve prireiktų. Kaip jūsų manimų keičiasi jaunimo požiūris į tarnybą, į karinę tarnybą ir į savo krašto gynybą? Tai, kaip jau minėjau, po tarnybos 2013 metais ir dabar motyvacija ir noras tarnauti kariuomeniai arba Kaspe nelabai pasikeitė arba keičiasi lygiai taip pat kaip ir su visos visuomenės supratimu apie krašto gynybą. Tai labiau keičiasi arba priklauso jų noras tarnybai nuo pasaulyje vykstančių įvykių. Tai 22 metų invazija į Ukrainą ženkliai pagerino arba skaičiai ženkliai padidėjo, rinktiniai ir norinčių tarnauti tikrai padidėjo. Po 14 metų Krymo aneksijos lygiai taip pat buvo. Ir kuo toliau, tuo labiau ta visuomenė supranta poreikį, mato, kas vyksta Ukrainoje ir skaičiai didėja, bet su tuo pačiu jaunimo nepastovumu, kuris kartais yra gerai, kartais yra blogai, jisai keičiasi, bet Kaspas arba tiek ir visa kariuomenė mes nenusileidom iš mėnulio. Taip. Tai esam visuomenės atspindys, tai tas, kas vyksta visuomeniai, panašiai vyksta ir kariuomeniai. Yra tiek ir Kaspe, visokių yra nuomonių, kas gerai, kad šiuolaikinis jaunimas galbūt mažiau mato tos medijos arba nekreipia dėmesį į tuos negatyvius dalykus arba antivalstybinius vyksta. Iš dalies gerai, kai jie nemato, bet iš dalies ir nustemba, kai su jais pradedi kalbėti. Sudėtinga jiem tuos pelus nuo grūdų atskirti, bet bendrai poreikis niekur nedingęs ir kuo toliau, tuo tų jaunuolių daugėja ir ypatingai ir merginų. Jeigu vyrai kartais kažkaip nepasiryžta, tai merginų rinktiniai, galvoju, beveik atspindi kariuomenės procentaliai, tai daugiau nei 10% tikrai yra merginų. Ir tiek, kiek pratybose tenka kartu sudalyvauti, tai ištverme tikrai neatsilieka nuo mūsų vaikinų. Tai tuo irgi noriu pasidžiaugti. Kągi, savanorių pajėgų užduotis, kaip žinia, rengtis ginkluotai valstybės gynybai. Kaip rinktinės kuopos, tie patys iniciatyvūs ir fiziškai stiprus kariai savanoriai, kuriems beje, kaip ir jūs sakėt, reikėtų mokytis ir ugdyti savo kritinį mąstymą, kaip jie stiprina ryšį su visuomenė ir ugdo pilietiškumą? Tai Kaspe labai viskas paprasta, kadangi karys savanoris dažniausiai nuo pirmadienio iki penktadienio dirba, mokosi kažkur civiliniai aplinkoj ir tik savaitgaliais dalyvauja Kaspe pratybose, tai iš principo jisai 20 keli procentai yra, taip matematiškai pasakius, karys, bet didžiąją dalį jisai yra tas pilietis civilis. Paprastas pilietis. Tai čia ir yra žavesys to Kaspo. Ir ta ugdymas arba savišvieta ar mokymas visuomenės yra labai paprastas. Jis savo darbovietį mato, kaip karys atrodo pirmadienį atėjęs į savo darbą ar mokymo įstaigą, nuovargis, nemiga ir be pasakodamas tą, ką matė pratybose, išgyvenimus ir kitus dalykus, uždega.
arba neuždega visus kitus savo aplinkinius. Taip. Lygiai taip pat ir profesinės tarnybos kariai, ne paslaptis, turim tų civilių draugų visų ir kažkokiuose susitikimuose ar dar kažkur. Mes kiekvienas esam ta šviesa, kuri šviečiam ir visuomenę ir bandom visi savo darbu paaiškinti, kad karas tai nėra tik kariuomenės dalis, o būtent visų. Tai savo pavyzdžių ir bandom parodyti ir kariai savanoriai tikrai yra svarbi dalis savo institucijose dėl bendro pasirengimo, visuomenės pasirengimo, visuotiniai gynybai ir svarbo tėvynės. Taip, vadinasi, kiekvienas esam uniformuotas, esam savanorių pajėgų ir lygiai greta kariuomenės ambasadorius visuomeniai. Būtent. Taigi, prie ištakų sugrįžkim. Kaip prasidėjo jūsų karjera kariuomenėje? Kas paskatino pasirinkti kelią? Galbūt buvote šaulys, galbūt skautas. Kaip nusprendėte stoti į Lietuvos karo akademiją? Atėjot naujokų ar šauktinių buvot? Tai čia labai primityvi ir visiškai neįdomi istorija. Nemanau. Tai jo atėjimas buvo labai paprastas. 11 klasiai į rankas papuolė žurnalas Kur stoti. Ir bevartant puslapius buvo rastas karo akademijos kontaktas. Pergalvojau su kolega, su draugu, kuris šiuo metu irgi tarnauja kariuomeniai, irgi vadovauja vienam iš kariuomenės padalinių. Dviese nusprendėm, ką mes mokam. Abu tuo metu aktyviai užsiminėjom sportą, skirtingų sporto šakom. Taip. Ir pagalvojom, ką mes šiuo metu mokam geriausiai. Supratom, kad mokam sportuoti, ištvermę nesiskundžiam. Mano atveju su mokslais buvo truputį geriau, nebuvo problemų. Kolegos atveju problemų irgi nebuvo, bet truputį kitokie įvertinimai ir taip toliau, bet supratom, kad ką mokam, tai mokam bėgti ir kartais rėkt, turim charakterį ir tuo metu įsivaizdavom, kad tiek pilnai užtenka tapti karininku. Tai mokytis abu netroškom, įsivaizdavom, kad kario akademijai reiks tik sportuoti ir karts nuo karto pasimokyti ir labai primityviai nusprendėm ateiti į karo akademiją. O tada jau prasidėjo, supratom, kad ten yra ir matematikos, ir kitų dalykų, bet istorija byloja, kad pavyko išgyventi ir šitos dalykus. Ir pabaigėte jau, pilną bakalaurą. Būtent. Tikėtina gerais rezultatais, atsidūrėte pirmos jūsų pareigos būrio vado, kaip ir privalu husarų batalione. Taip, buvo suteikta galimybė ir pradėjau nuo minosvaidžių būrio vado. Tada keletas pareigų husarų batalione. Būtent ir džiaugiuosi, kad teko tarnauti būtent sunkiosios ginkluotės kuopai. Kodėl? Todėl, kad įgijau, arba, sakykim taip, kiekvienos pareigos davė kažką tokio, ką aš išmokau kompetencijų ir labai būtent būrio vado pareigos davė tą pirmą supratimą, nes tas, kas buvo teigiama arba mokoma akademijai, minimaliai, bet mokoma, tai skiriasi nuo to, ką pamatėm ant žemės. Teisingai, jūs tarnavot būrio vadu ir dar... Ir paskui sunkiosios ginkluotės kuopos vadu. Taip, šauktiniai tebe buvo. Dar tebe buvo, tai teko išleisti 3 šauktinių laidas ir buvo reikalų sprendimo, tai tiesiai į ugnį su šauktiniu visais reikalais. Smagu, kad nebuvau kažkoks popierinis vadas, o visą laiką su žmonėm. Sprendimai, tie iššūkiai padėjo ir kiekviena, kaip ir minėjau, pozicija davė savo. Tai tarnyba minosvaidžių būry dabar, kad ir šiuo metu bevykstant mokymam, ar kartais atvykus į kuopą pratybose kažkas, arba netiesioginės ugnies karininkas, ar kiti specialistai
pasakoja nežinodami mano praeities ir pabando pasakoti, tai Jūsų neapgavęs? Tai vad būtent, tai irgi jau labai gerai pabūti pačiam, pamatyti, pajausti ir taip toliau. Ir žinau, kas yra kuopa, žinau, kas yra baterija, žinau, kas yra artilerija ir minosvaidis. Žinot, kas yra nuovargis ir stresas, kad graižtvų minosvaidis neturi. Tai įdomu, gal vienas iš pirmųjų sugebėjau pabaigti ir savaeigių minosvaidžių kursą. Savo norą užsirašiau į karo mokyklą. Ten ir pabaigiau kursą Tampelų tam, kad turėčiau kompetencijas, būtent vadovauti būriui ir taip toliau. Ir turiu pabaigęs 2 seržanto pakopą. Tai ir karininkas ir taip toliau. Tai ką, nejaugi ir ten vienintelis? Ne, manau, kad ne vienintelis tiesiog. Mėgstu savom rankom, kojom, prakaitų ir galvą pajausti tą, ką daro kiti. Ir vienas iš principų, kuom vadovaujasi, kad tas, kas darė, arba tą, ką darė, tau blogai niekados nedaryti ir nepakartoti ir nelieptų dalykų daryti. Ir manau, kad tai gelbėja savo karjerai. Elgtis taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi. Nesu pats geriausias arba minkščiausias, Taip. Bet stengiuosi būti visiems teisingas. Ir manau, kad iki šiol pavyksta. Ar prieina gatvėje tų tokių įmytusių 30-mečių ir paduoda ranką, sveikinasi, sakydami, kad tamsta mes tarnavom su jumis? Tikrai taip. Nevengiau kontakto, bet ir kariai nevengia, tai turbūt ir yra įvertinimas to vadovavimo arba to laikmečio. Visada, negaliu sakyti, kad 100%, bet didžioji dalis supranta ir ne vieną kartą susilaukęs jau po tarnybos gerų atsiliepimų, visi sveikinasi ir tie, kurie, jeigu ir keikia, tai tyliai, ne į akis, reiškia, nebuvo blogai. Tai pakankamai geri atsiliepimai. Čia per daug apie mane asmeniškai. Ar prisimenat momentą, kuomet supratot, kad esate ten, kur turit būti, kariuomenėje? Kada tai atėjo ir kur? Tai tas supratimas dažnai ateina, bet dažnai ir išeina. Ką noriu tuom pasakyti, kad yra tų momentų, kai viskas pavyksta, džiaugiesi, pasieki kažkokių rezultatų, džiaugiesi ir galvoji, va, čia viskas pavyksta, viskas yra gerai, tikrai savo vietoj. Bet kaip ir kiekvienoj šeimoje yra tų dūmų ir ne viskas yra taip gražu, yra, kad ne viskas pavyksta. Tai sakote, būna momentų, kai įsivaizduoju, jau dabar žinau, jau moku, jau patinka, jau gebu. Būtent. Praeina metai kiti ir suprantat, kad tarsi ir nebe. Ir nebe. Tai reikia žengti koja kojant, su visais yra ir geresnių, ir blogesnių momentų, bet smagu, kad didžioji dalis tų visų momentų yra džiugus, o tuos prastesnius arba tos momentus užtemimus saulės bandom šalinti, bandom ieškoti vaistų priešnuodžių tam, kad sekančią dieną būtume geresni. Ir perimant rinktinės vėliavą irgi sakiau, ir vienas iš tikslų yra, kad kiekvieną dieną atsikeltume geresni, negu nuėjom miegoti. Tai tokius iššūkius keliu tiek savo, tiek ir savo pavaldiniam ir bendrai visai rinktiniai. Supratau, kad jums labai svarbu buvo, pirmieji galbūt net ne 5, bet pirmieji 10 metų tarnybos kariuomeniai. Pati pradžia, karininko leitenanto būrio vado, vėliau kuopos vado etapai. Bet gal ne vien tik jie, jūsų nuomonė, kurie tie etapai iki dabartinių pareigų buvo tokie, pamatiniai, svarbiausi pas jūs? Tai turbūt visada darbas su žmonėm ir džiaugiuosi, nes tai suteikia dinamiškumo, nepastovumo ir taip toliau, bet diskutuojant ir kalbantis su kitais karininkais, mėgstu sakyti, kad visur gerai, kur mūsų nėra. Tarnyboj po tarnybos su
kariais, tai yra su daugiau pavaldinių, visada norisi truputį atsitraukti ir turėti mažiau galbūt atsakomybės, pailsėti, nes tas didelis atsakomybės kiekis ir pavaldinių skaičius iššaukia tam tikrų savų iššūkių. Bet nuėjus turėjau keletą kartų tarnybos gynybos štabe ir tada, kai esi atsakingas tik už save ir už savo veiksmus, po tam tikro laiko pasigesti to įtampos ir vėl nori grįžti į žemę, kaip sakant, ir atsistoti ant žemės ir vėl su tais kariais, vėl kartu į pratybas, į apkasus ir kitus dalykus. Bet, kaip jau ir minėjau, tarnyba gynybos štabe, jinai irgi duoda savo, išmoksta kompetencijos, praplečia akiratį, supranti didesnį paveikslą, kodėl ir kaip vyksta tas jungtinumas ir pamatymas santykio su kitom pajėgom tikrai priduoda. Lygiai taip pat kaip ir sausumos pajėgose tarnyba priduoda ir tarnyba skirtingose vietose duoda skirtingos kompetencijos supratimus apie tai, kas vyksta. Dariaus ir Girėno rinktinėje tarnaujate antrą kartą ir ar patyrėt dežavų atėjęs? Tai dežavų buvo labai paprastas, kai jau pirmą mėnesį dar kartą tik pradėjęs tarnybą apvažiavau Atsakomybės rajoną, tai tiek Nemunas, tiek Neris tose pačiose vietose pasikeitė, tik padaugėję kuopų, bet iš principo buvo labai trumpa ir lengva integracija grįžtant atgal. Nepuoliau per pirmą dieną ar netgi pirmą mėnesį kažko keisti. Buvau labiau stebėtojas, bet pakankamai greitai startavom su nurodymais ir kitais dalykais, nes supratau su Atsakomybės rajoną, supratau ribas, nepasikeitė, buvo palikta pakankamai nemažai įdirbio buvusios vadovybės, teko išklausyti, apkeist, bet kiekvienas mes turim savo nuomonę, savo supratimą, tiesiog adaptuoti savo žinias ir to dežavų buvo labai, labai daug. Kągi, jūs turėjot matymą kaip vadas, iš tikrųjų, kaip tvarkysite surinkti. Būtent. Tai kiekvienas mes ateidami į naujas pareigas, ruošiamės ir turėjau ir labai didelė dalis dalykų ir pavyko siekinių įgyvendinti, tai dėl to labai džiaugiuosi. Kas jūsų nuomonė labiausiai motyvuoja karius savanorius tarnauti? Kiek įtakos, taip buitiškai kalbant, prisideda kompensacija už tarnybos dienas? Jau minėjau, pasikartos, kiekvienas norim gyventi ir toj Maslow piramidėj, apatiniai lentynoj yra tie fiziniai poreikiai, jie niekur nedingsta ir paskui visi kiti atsiranda tik jau po to, kai yra. Tai norim ir valgyti, norim ir kitus dalykus daryti, bet saugumas ir supratimas lygiai taip pat yra svarbu. Tai būtent, manau, kaip ir kiekvienam žmogui, noras išlikti gyvam ir pasirengimas apsaugoti save, apsaugoti artimą, supratimas didesnių tikslų ir tos vertybės, noras būtent tai ir motyvuoja. Ar svarbus atlygis? Nereikia meluoti, tikrai yra svarbus, bet tų žmonių arba tų savanorių, kuriem ateina tik, kaip kartais vadinam, pasipinigauti, jų nėra didelis kiekis. Taip, neslėpkim, jų yra, bet jų nėra didelis kiekis. Dažniausiai abipusė nauda, tai žmonės atlieka pareigą, rengiasi gynybai ir už tai gauna atitinkamą piniginę kompensaciją. O tie keli žmonės, sakykim, tai bendros bačkos nesugadina. Bet tokių yra, neslėpsiu, yra ir bandom su jais kovoti. O kaip su jais kovosim? Mažiau kviesim? Tai ne mažiau, tiesiog mėgstu matematiką. Tai faktus, tai suskaičiuojam ir su tais kariais kalbamės.
Paprastą pavyzdį paminėsiu. Karys sugeba per metus laiko budėti 30 kartų, bet į pratybas, kuopos organizuojamas, kurios vyksta įvairiai, to rengimo nuo 30 dienų gali truputį ir daugiau būti. Taip. Į kuopos pratybas ateina tik 7 dienas. Tai matematika paprasta, tai kalbam, bendraujam, arba didinam pratybų kiekį ir lankomumą. Žiūrim, svarbiausiai pažinoti savo karius, stebėti ir surasti tuos priešnodžius. Tai kiekvienam individualiai bandom pritaikyti. Tai visokių yra, kaip vadinau, tas slėpynės žaidžiam, Taip. kartais pavyksta surasti, suradus, kovojam. Labai šaunu. Na, žvelkim truputėlį plačiau, bet vėlgi bus svarbi jūsų nuomonė. Misijose jūs dalyvavote. Na, dokumentai sako 2 kartus, ne? Kokie esminiai skirtumai Ukrainoje buvo nuo jūsų apsilankimo ir mokomosios misijos 15 ir 19 metais? Tai skiriasi abiejų užduotis. Tai jeigu 2015 metais buvom patys instruktoriai ir Taip. rengiam bataliono štabą arba batalioną lietuvių kontingentas, tai 19 metais mes labiau prižiūrėjom mokymo procesą ir labiau buvom atsakingi už brigados lygmens rengimą. Ir ne tiek, kiek už brigados rengimą, bet už Ukrainos instruktorių stebėseną, kaip jie rengia, patys ukrainiečiai rengia kitus brigados lygmenyje ukrainiečius. Tai pats principas skiriasi, bet tiek vienos, tiek kitos misijos metu svarbiausia, kas buvo, mes neatvažiavom nei mokinti jų, o tiesiog supažindinti su NATO standartais. Ir nebuvo siekinys kažkaip išmokinti, nes jeigu būtume važiavę mokinti, jie jau nuo 14 metų kariavo ir buvo kare. Tai kartais ir būdavo priešprieša galbūt arba pasakymas, ką jūs galite išmokinti, jeigu jūs nekariaujat. Tai Taip. tikrai to ir nesiekėm, bet tikslas buvo, kad kuo greičiau jie priartėtų prie NATO standarto ir esant poreikiui perteikti tas žinias. Tai pagrindinis skirtumas galbūt toks. Taip, na, tie metai nuo 14 iki karinės, iki karo 22 metais, jie yra ir daug ir mažai. Ar galim daryti prielaidą, kaip sekėsi susidaros su tuo NATO pamokų, NATO vakarietiškos sistemos supratimo, sakykime, perėmimu Ukrainą? Tai manau, kad visi puikiai suprantam, kad tikėtina, kad jei neduok Dieve atsitiktų mūsų šaly konfliktas, tas mūsų karas tikrai būtų kitoks. Sakyt, kad pavyko viskas perimti ukrainiečiam ir suprasti NATO standartus, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad taip. Bet kad paėmė dalį, pritaikė savaip, taip kaip jie moka, tai tikrai taip. Jeigu būtų atidžiau klausę, galbūt ir būtų kitaip, bet šituo atveju ir Ukrainos, Rusijos šitam kare jau tų spėjimų ir dar visokių buvo turbūt daugiau negu reikia, kas būtų, jeigu būtų, labai sudėtinga atsakyti ir taip. Suprantu, skaudi tema, netgi vakariečiai, kai kurie instruktoriai specialiai stengiasi, neužmegzti asmeninių ryšių su savo kursantais, ukrainiečiais, juos išlydė, aišku, su didelė pagarba į karą. Atgal, ar jums, pavyko, tiksliau galbūt, ar jūs turite kontaktų anoj pusėje, kariaujančiai Ukrainoje ir galbūt bendraujate? Tai nustojau bendrauti, nes didžiosios dalies tiesiog nebeliko. Su tais, kuriais bendravau ir pakankamai greitai nebeliko.
Skaičiuojant nuo 22 metų, kalbėkim, nuo tų. Tie žmonės per metus laiko labai greitai jų nebeliko ir buvo pakeisti kitais. Pasakysiu taip, iš visos brigados ir brigadai bendravau daugiau turbūt nei su 100 žmonių, tai šiai dienai belikęs vienintelis kontaktas. O su visais kitais kažkuriuo metu labai sunku, dar bendraudom, bet labai sunkus bendravimas buvo tiek emociškai, tiek jiem, tiek man. Ir tiesiog jis nutrūko, o paskiau nutrūko ir tų žmonių gyvybės, kaip sakant. Tai sudėtingas momentas. Be abejonės. Ko palinkėtumėte karą kariaujantiems ukrainiečiams ir ko iš jų galėtų pasimokyti krašto apsaugos savanorių pajėgos? Tai primityviai, jeigu pasakyčiau, tai lengviausia būtų palinkėti pergalės, susigrąžinti Krymą ir galbūt ir kaip karo akademijos vienas kariūnas per interviu pasakė dar praplėsti teritorijas. Aišku, jis kalbėjo apie Lietuvą tuo metu. Bet suprantant ir matant, kas vyksta, tai turbūt paprasčiausiai norėčiau palinkėti, kad kuo greičiau baigtus šitas jų konfliktas, žmonių žūtis, žmonių kariuomenės civilių ir kuo palankesnėm sąlygom, kokiom galima tik tai ukrainiečiam. Kuo greičiau pradėti ir grįžti gyvenimą, tai pagrindinis palinkėjimas. O dėl Kaspo, tai ko išmokti galėtume pasimokinti kantrybės, nenuleist rankų, taip kaip ukrainiečiai daro, net ir sudėtingiausiose sąlygose, toliau kovoti ir niekados nepasiduoti ir esant reikalui kovoti už savo šalį. Kągi, ačiū už interviu, nebent dar būtų minčių kažkokių, ką galėtumėm pridėti prie viso šito gražaus pokalbio. Tai pridėti pasikartosiu. Antra rinktinė yra geriausia ir sėkmės pratybose suprantu, kad esam pasiruošę. Laiko klausimus, kada tą įrodysim. Tai sėkmės visiems ir ačiū žiūrovom. Dėkuoju. Savo norų ir vienybę mes už Lietuvą tėvynę.